Pagrindinių įgūdžių ir žinių valdymas. Pranašumas gali būti įgyjamas konkuruojant tik jūsų turimų įgūdžių ar gebėjimų srityje. Tuomet jie vadinami svarbiausiais įgūdžiais arba pagrindinėmis kompetencijomis. Pagrindiniai jūsų įgūdžiai, lyginant juos su konkurentu, turėtų būti unikalūs, užtikrinti naudą klientui ir jūsų konkurentai negalėtų jų imituoti. O taip pat šių įgūdžių dėka užsitikrintumėt galimybę patekti į daugelį rinkų. Vis dėlto pagrindiniai įgūdžiai yra glaudžiai susiję su žiniomis ir žinių valdymu. Žinių valdymas palaipsniui užėmė stiprias pozicijas kaip metodika skirta verslo palaikymui, įgyvendinimui ir augimui. Šiandien žinios bet kurioje įmonėje yra pagrindinis strateginių išteklių šaltinis. Toliau pateikiami 4 klausimai, kurie padės jums nustatyti pagrindinius įgūdžius jūsų įmonėje. Ar jūsų įmonė valdo technologijas, mokslinę informaciją ar procesus, kurie padidina jūsų kompetencijas arba naudingumą savo klientams iki tokio laipsnio, kuris yra aukštesnis nei jūsų konkurentų. Ar jūsų pagrindiniai įgūdžiai yra apsaugomi taip, kad jūsų konkurentams būtų sunku arba neįmanoma juos imituoti. Ar pagrindiniai įgūdžiai yra naudingi daugiau nei vienam verslo vienetui? Ar jie nustato jūsų įmonei naują verslo segmentų įtraukimo tašką? Didesnis teigiamų atsakymų procentas duoda didesnę tikimybę, kad jūsų verslas iš tiesų turi esminius įgūdžius. Čia pateikiama keletas patarimų, kurie padės jums nustatyti pagrindinius įgūdžius. Ignoruokite savo įsitikinimus, kad jūsų verslas yra arba galėtų būti. Išnagrinėkite galimybės ir išeikite už savo verslo srities ribų. Nebijokite kalbėti apie dalykus, kurių jūs nesuprantate. Paradoksai yra gerai, o paradigmos blogai. Įsivaizduokite save jūsų kliento vietoje. Negalvokite apie reikalavimus, bet galvokite apie norus. Pažvelkime į kai kuriuos pagrindinių įgūdžių pavyzdžius. Apskritai kalbant, žemiau išvardinti 5 pagrindiniai įgūdžiai dažniausiai įvardyjami kaip labai tikėtini, labiausiai reikalingi bet kurioje darbo aplinkoje. Tai nereiškia, kad kiekviename darbe darbuotojai turės visus 5 pagrindinius įgūdžius. Tačiau tai reiškia, kad kiekvienas darbas reikalauja tam tikro vieno arba visų šių įgūdžių kompetencijos lygio. Komunikacijos, mokėjimas skaičiuoti, informacinės ir ryšių technologijos, problemos sprendimas, darbas komandoje. Toliau pateikiamas keletas žinių valdymo strategijų, kurios galėtų būti įdiegtos jūsų įmonėje. Apdovanojimai kaip dalymosi žiniomis motyvacijos priemonė. Pasakojimai kaip numanomų žinių perdavimo priemonė. Tai jūsų įmonėje vyksta nuolatos. Mažos organizacinės hierarchijos ir gera darbo atmosfera palengvina tokią žinių perdavimo formą. Kryžminio projekto mokslas yra susijęs su žinių perkelimu iš vieno projekto į kitą. Daugelį įmonių šis perdavimo būdas vyksta neformaliai, bet kai kurios įmonės naudoja formalizuotus, standartizuotus ir sąmoningus kanalus. Trumpalaikiai procesai, skirti išsiaiškinti, kas nutiko, kodėl taip nutiko ir kaip tai gali padaryti geriau dalyviai ir už projektą atsakingi asmenys. Žinių žemėlapyje yra viskas apie jums reikalingą informaciją ir žinių įrašus. Pavyzdžiui, kur galite juos gauti, kas juos turi, kieno tai kompetencijoje ir taip toliau. Žinių saugyklų žemėlapis yra įmonės viduje. Geroji patirtis dažniausiai yra pagrįsta lyginamosios analizės rezultatais. Gerosios praktikos perdavimo esmė yra ne kopijuoti gerąją praktiką, bet pritaikyti ją pagal verslo padalinių aplinkybės. Meistro mokinio santykiai yra tradicinis žinių perdavimo būdas. Gerai apmokyti asmenys turėtų likti jūsų įmonėje, kad išsaugotų jūsų įmonėje sukauptas žinias. Bendradarbiavimo technologijos leidžia plačiai pasklidusioms darbo grupėms lengvai dalintis informaciją nepriklausomai nuo to, ar jos yra visoje šalyje ar visame pasaulyje. Socialinės programos tokios kaip Viki svetainė, socialiniai tinklai arba dienraščiai gali būti lengvai įkūriami įmonėse ir pasitarnauti kaip žinių duomenų bazė.